bet vis dėlto aš esu tos nuomonės, kad koks be būtų sporto objektas, jis turi būti arčiau švietimo įstaigų, kiek yra įmanoma. Mes turim puikiai suvokti, kad vis dėlto bent jau iki pietų, sakykime, jo išnaudojimas iš tų kitų gyventojų, ne jaunimo, bus labai minimalus. Tai jeigu mes norim racionaliai išnaudoti ar tas pačias sporto sales, ar plaukimo baseinus, kiek yra įmanoma, jie turi būti arčiau švietimo įstaigų. Nedaug man to pasaulio ir tekia matyti, bet konkrečiai, pavyzdžiui, toj pačioje Estijoje, Taline, tai akivaizdžiai baseinas yra prie mokyklos, sporto aikštynai prie vienos mokyklos ir, sakykime, vienas iš plaukimo takelių yra skirtas ne mokiniams ir kartu plaukioja mokiniai ir sakykime, Talino gyventojai, paskaičiuojam, kad kiek yra įmanoma racionaliai išnaudoti. Jeigu kalbam apie tik baseino statybą, tai jeigu tikrai nėra galimybės jo statyti, sakykime, prie tos pačios Vaivorykštės, kur kitur, mano nuomonė būtų tada prie sporto salės, kad kaip kolegos Stepanas minėjo, dabar minijos pradinukai eina į sporto salę, tai tada viena klasė galėtų eiti į sporto salę, o kita eiti į baseiną. O jeigu jau kalbam tikrai apie didžiulį kažkokį tai pastatą, tai tada jau tikrai lieka man nuomonė prie Dariaus ir Girėno, nes koncentracija gyventojų ir sąlyginai švietimo įstaigų vis dėlto yra šitoj pusėje. Tiek trumpai.